Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklidinus. Tada jis sakė, dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikai gerą vyną iki šiol. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Štai pirmas stebuklas. Vanduo vynas. Vandenį paverčia vynu. Dabar antras stebuklas, kur užrašytas irgi trumpai. Nes pamatysime, kas yra bendro. 4 skyrius, 46 eilutė. Taigi Jėzus vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur buvo pavertęs vandenį vynu. Kafarnaume buvo vienas karalius valdininkas, kurio sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos sugrįžo į Galilėją, jis atėjo pas jį ir maldavo ateiti ir išgydyti jo sūnų, kuris buvo prie mirties. Tuomet Jėzus jam atsakė, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, niekaip netikėsite. Ir matome dabar, kodėl buvo reikalingi stebuklai. Ir čia, tų stebuklų pradžioj, Jėzus sako, kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, niekaip netikėsite. Nors jį matė kai kurie tos stebuklus, vis tiek netikėjo. Toliau, kas vyksta su tuo karalius valdininku? Vat ir ką mes tai galim pamatyti, kažką tai tikrai labai nuostabaus. Karalius valdininkas prašė, viešpatie, ateik, kol mano vaikas dar nenumirė. Jėzus jam tarė, eik, tavo sūnus gyvas. Žmogus patikėjo Jėzus jam pasakytų žodžių ir išėjo. Pareinant jį pasitiko tarnai ir pranešė, tavo vaikas gyvas. Jis paklausė, kurią valandą pasidarė geriau. Jie atsakė, vakar 7 valandą jam karštis atslūgo. Taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus jam pasakė, tavo sūnus gyvas. Ir įtikėjo jis pats bei visi jo namai. Tai buvo antras stebuklas, kurį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją. Dabar žiūrėkit, pirmas stebuklas. Dievas daro stebuklą, ane? Vanduo paverčiamas vynu. Bet ar galėjo Jėzus ir kitaip padaryti? Tiesiog padaryti kažkokį tai, kaip stebuklą, taip didingiau, nes ne visigi suprato, kad tai stebuklas, ne? Tai suprato mokiniai, suprato tame, kas dalyvavo tame. Tai vat ir iš tikrųjų, vat taip, kodėl Jėzus netnešė vyno pats, kažkaip didingai taip galėjo padaryti. Tas pats ir čia, kai karalius valdininkas turėjo sielvartą, jo vaikas sirgo, jo sūnus buvo susirgęs labai stipriai, matoma, kad buvo prie mirties, o čia sakoma, eik, tavo sūnus gyvas. Ir dar trečias stebuklas, ir va čia dabar padarysim visas tokią apžvalgą, gerai? 5 skyriui, nuo 8 eilutės, čia mes pamenate, yra paralyžiuotas žmogus, kuris buvo pagydytas. Ir dabar 8 eilutėje sako, Jėzus, kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Žmogus bematant išgijo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toj diena buvo šabas. Pirmas stebuklas, dar kartą. Vanduo vynas, antras stebuklas. Tavo vaikas gyvas, o dabar kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok. Ir kam tai buvo stebuklas? Ir kokia buvo reakcija? Kiekvienas mes turime savo gyvenime panašių stebuklų. Aš manau, kad kiekvienas, jeigu paimti detaliai pažiūrėti, jie buvo kažkokie gal, ryškesni, bet pavyzdžiui, šitas, kur mes ketvirtam skyriui pabaigoje, tavo sūnus gyvas, man tai buvo keletą kartų.
pirmą kartą, kai 2001 metais ta avarija, kai jau su sūnum ir numušė per perėją, nulėkiau. Ir man tada reanimacijoje aš paklausiu seselės, kaip mano vaikas. Taip ir pasakė, tavo sūnus gyvas. Tokiais pačiais žodžiais. Ir tie žodžiai labai jautriai sureagavau. Aš tada jo. Su Elija panašiai buvo, ne, kai 9 metais. Tai kai po viso to pasakė, kad jinai gyva, ir man tai buvo tas džiaugsmas, ne. Ir panašiai ir Natanas, atsimenu, kiek metukai buvo turbūt, ne? Metukai, kai susirgo tą infekciją ir kai reanimacijoje turėjo nemažą tą laiką būti. Ir paskiau žinia tokia, sūnus gyvas. Ir tai aišku, matot, stebuklą mes priimam kažką tai giliai, kartais ne taip giliai, ne, nu kaip pavyzdys. Toliau mes matome Jono 6 skyrių, galime skaityti, bet atsimename, ne, kai Jėzus pamaitino minę žmonių. Jie eina paskui jį, pradeda diskutuoti, jiems stebuklas, jie pavalgė. Bet reakcija tokia buvo, ne, netgi supyko kai kurie, kai Jėzus pasakė, jūs einate tik dėl duonos. Tai va, ir dabar mes pamatykime tai, ką mes dabar turime Jėzų, ne, koks jisai mums stebuklas, kokia malonė, koks džiaugsmas, kai mes patikėjome Kristų, ir taip, kaip mūsų akis atsiveria, taip, kaip mes pamatome. Ir dabar tas klausimas, kodėl Jėzus daro stebuklus? Kodėl Dievas daro stebuklus? Ne, ir kai pamatai, Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia tame dalyvauja ir turi labai aišku tikslą mums. Pažiūrėkime pačią pradžią. 1 skyrius, 27 eilutė. Ar čia stebuklas ar ne? Jo. Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį, sutvėrė jis. Dievas juos laimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Kaip tai susijęs su šitais mano perskaitytais pradžioj pirmais 3 stebuklais? Dievas irgi galėjo sukurti viską daug žmonių iš karto. Ne, ten. Daugybė, milijonai ar milijardą kokį. Ir gražiai gyventų. Bet matote, kame tas stebuklas yra? Jis sukuria žmogų ir vyksta bendradarbiavimas santykės su juo. Jisai sako, taip, būkite vaisingi ir dauginkitės. Matote, per tai žmogus turi gyvenimą. Jisai dalyvauja tame. Ir dabar, kai mes turime Kristų, kas mes esame? Ką reiškia turime Kristų? Kristus gyvena mumyse. Ir ar mums tai stebuklas? Tai aišku, stebuklas, ne? Bet dabar, kai žiūrim Naują Testamentą, Naują sandorą, koks stebuklas? Esame Jėzaus kūne. Ir mes taip žinom poziciškai, bet supraskime. Kūne yra kas? Rankos ir kojos. Jos kažką atlieka. Taigi mes esame stebuklas. Šitame, ką tik perskaitant 28 eilutę, ar ne, tenai pripildyti, užvaldyti žemę. Tu esi tame, Kristuje. Suprantat, kai žiūrim Evangelijas ir matom tuos stebuklus, taip aišku, matosi, kodėl Jėzus tai darė. Visų pirma, aišku, jisai ir norėjo, kad mes būtume jo valioje, šitame nuostabiame darbe. Pažiūrėkime, Mato 9 skyrius. Čia apie išvarymą demonų, ar ne? Čia nebylys prakalbo ir problema buvo demonas. 9:30. 32 galim sakyti eilutės, ne, jiems išėjus tas štai atvedė pas jį demoną apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo, minė stebėjus ir sakė, dar niekad Izraelio nebuvo tokių dalykų. Ne, ir šią savaitę mes kaip ir juokais, bet kalbėjomės apie tai, kad iš tikrųjų demonai
kartais labai paprastai išsivaro, tenai mes kaip matome religijai ar kažkokiuose filmuose, ten egzorcizmo seansai, ar viskas paprasčiau. Ir čia, aišku, Jėzus buvo žmogus, turėjo problemą, išvarytas demonas. Bet kaip ir šią savaitę pasakojo, kad viena moteris, kuri prašė pagalbos sielovadoj, jinai tiesiog kaltino vyrą ir labai nori skirtis. Viskas, negali kartu gyventi, bijo jo to vyro. Ir pagrindinis buvo teiginys, jisai apsėstas demonų. Bet užteko truputėlį pakalbėti ir parodyti, kad jis elgėsi todėl, kad elgėsi kaip vaikas, nesupranta. Ir dabar toks atsakas. Rašo žinutes, vos ne medaus mėno, ten nuostabų, džiaugsmas pas juos, ten jokių demonų nėra. Ten yra tik tai šviesa, saulė šviečia ir gyvenimas. Eina už rankutę susijėmę. Kur demonai? Nėra. Išvaryti demonai. Bet žiūrėkite čia toliau. 35 eilutė. Sako, 35. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Tas išgydymas žydų tautai tai buvo stebuklas, mes žinom, kad tai yra žmogui turbūt šiandien, kaip faina būtų, pagydino bet kokios ligos. Ir taip jis darė, negalės. Bet žiūrėkite dabar sekantį eilutę. Matydamas mines, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens. Ir kai mes skaitom pranašus, bet tos avys be piemens, mes suprantam, štai kur yra. Jis atėjo. Žodis tapo kūnu, tai reiškia dabar malonė po malonės, malonė ir gailestingumas. Atėjo į žemę, atėjo pas žmonės. Ir dabar kaip mes tai reaguojame? Mes patikėjom Jėzų Kristų, mes patyrėme tą patį malonę ir gailestingumą kaip ir čia, nes jis skelbdamas gerą naujieną arba karalystės evangeliją. Aišku, karalystės evangelija buvo susijęs su sandoros žmonėms. Kad štai karalystė yra kita. Ir įvyksta stebuklas. Ir koks be būtų stebuklas? Ar būtų vanduo paverstas vynu, ar tas tavo vaikas gyvas, ar demonai išvaryti, tu turi reakciją. Ir kaip mes matėm, ir čia su žydais buvo problema kokia. Jie buvo matę stebuklus ir jie buvo pasyvūs stebėtojai. Man tai primena pasyvūs stebėtojas, kaip pavyzdys, šiais laikais yra robotai. Jie kartais labai puikiai viską atlieka, bet jie bejausmiai. Jie neturi jausmų, jie robotai atlieka viską. Ir kartais atrodo, bažnyčios narys, viskas gerai, lanko bažnyčią, bet santykis į Kristų toks yra pasyvus stebėtojas. Bet aišku, čia pas mus visur kažkur tokio yra dalyko. Bet suprantat, kodėl žmogus pasyviai stebi? Jisai mato Dievą, bet nevyksta kažkas tai. Nevyksta tas susijungimas su Dievu, tam, kam stebuklas ir skirtas. Ir dabar, jeigu paimti vėl pradžią, gal neatsiversti, bet atsiminkime. Kainas ir Abelis. Kainas buvo pasyvus stebėtojas. Jis darė, taip jis atliko, bet reakcija į žmogų, į savo brolį buvo kokia? Dėl to, kad jisai buvo tiesiog kaip robotas, bejausmis. Kaip tai atrado, prie ko čia jausmai? Jis turėjo jausmą, jis susipyko. Bet dabar pasižiūrėkime. Abelis ir visi tikintieji, visi, kurie patikė gerąją naujieną, šita žinia, tas stebuklas tave paverčia būti būtent sutaikinimo tarnu. Gal terminas čia sudėtingas, sutaikinimo tarnas, bet tai yra geroji naujiena. Štai kas yra stebuklas, štai ką Dievas daro. Kai mes sakau, man tai stebuklai buvo, kaip sakau, išvardinau jau, gyvenime, bet kai gimė Lukas, kai gimė Judita, Sara ir taip toliau, kiekvienas tai buvo kažkas tai nepakartojama, kai tėtis paima ant rankų vaiką. Dabar žiūrėkime, kaip mes gimstam iš naujo. Kas įvyksta? Mes turime santykį su Dievu Tėvu. Jis paima mus ant rankų. Mes patiriame gailestingumą ir malonę.
Ir tu jau nebūni tas robotas, ne, nes matote, žmogus mato, žino kažką tai, kad taip yra, bet neįvyksta jokio pervertimo. Tai kad Abelis jis aukojo auką kodėl? Nes jis turėjo Edeną savo širdyje. Jis turėjo santykį su Dievu. Ir dabar jeigu prisiminti dar Kalno pamokslą, gerai? Kalno pamokslo pradžią. Mes žinome, kad tai yra palaiminti vargšai dvasia, palaiminti tai yra širdžiai, taikdariai. Kodėl? Todėl, kad įvyksta tas virsmas. Taip? Tas virsmas, kai vyksta stebuklas, o stebuklas yra Jėzus Kristus Golgota kryžius. Mums. Taip mes išgirdom šitą žinią. Ir kiekvienas žmogus prisiliečia prie šito. Ir tu dabar jau ir esi tas būtent sutaikinimo tarnas. Tavo širdis tokia. Ir kaip tai viskas vyksta, pažiūrėkite dar taip pat Kalno pamokslą 6. Ne? Čia apie maldą. Kaip melstis, Jėzus sako. Pažiūrėkite kažką nuostabaus. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs duris melskis savo tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Ir čia daug mes turėjom diskusijų, visko, bet čia yra stebuklas. Kiekvienas tikintis tai patyrė. Matote, aš dabar ne apie patį kambarėlį, nes ar tu ant kelių meldiesi, tai manau, ne, kaip mes bendravom, tai atrodo taip nuostabu, melsis ant kelių. Bet to važiuodamas automobilio ar gulėdamas lovo, čia jau nesvarbu, bet esmė kokia? Tu susitinki su Dievu Tėvu, Sūnum ir Šventąja Dvasia. Ir tai, matote, bet kai sako, meldiesi, užsirakinęs, sako, melskis savo tėvui. Ir kai mes skaitom šitą kaip instrukciją, mes girdėjom čia, nesusijęs su tėve mūsų malda, taip toliau, bet tai ne tik. Tai yra visko pradžia. Tai yra gyvenimas. Matote, tikslas, kam tas stebuklas, o tai mes galvom, tai aš pasimeldžiau. O pasimels tai yra, įsivaizduok, dar kartą, tu ateini į kambarėlį, užsirakini duris, meldiesi savo tėvui. Tai nėra instrukcija. Aišku, kažkaip, kuria prasme tai yra dėsnis. Tu turi ryšį su Dievu Tėvu. Tave keičia. Viskas, matote, tai Naujojo testamento visa esmė, kad tu įeitum į tai. Ir tai, ką Dievas daro, esi tame. Pažiūrėkime kontekstą dar kartą, kaip sakau, yra dvi kategorijos žmonių. Yra stebuklas ir šiandien jis yra. Jėzus Kristus prieš 2000 metų atėjo į šitą žemę, šviesa šviečia, Kristaus kūne į tai yra ir pasaulyje jinai matom, bet reakcija. Pirma, tai ne kaip mes, taip, tu patiki, tu išgirsti šitą ir jis pakeičia tavo nuostatą, pakeičia tavo širdį viską. Ir tu dabar jau, ne kaip pakeista širdis, esi būtent tas sutaikinimo tarnas. Toks motyvas. Arba antras dalykas, taip, tu matai stebuklą, žinai, pasyvus stebėtojas, bejausmis robotas. Kodėl aš tai sakau? Matote, Kalno pamokslas, kai baigėsi, mes jau skaitėm, bet dar kartą prisiminkime, kad tai būtų tas labai aiškus paveikslas. Čia, kur kalbama 21 eilutė, 7:21. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris įvykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną, viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybę stebuklų tavo vardu. Tada aš jam pareiškiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalina manęs jūs piktadariai. Kur buvo problema? Taip, čia buvo tie žydai, kurie turėjo raštus, turėjo pažadą, turėjo netgi genealogiją, ar ne kraują, atrodo, iš Abraomo, bet tai nepadėjo. Ne? Todėl, kad nebuvo atsako į Dievo meilę, į šitą stebuklą. Ir dabar visiškai priešingai tėve mūsų malda. Truputį atgal, ne 6 skyrius. 9 eilutė. Melskitės taip, tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Kas plaukia iš širdies?
gyvojo vandens upės plaukia iš širdies tikinčio. O tai ir yra, te būna tavo valia. Ar ne? Šventas vardas, te ateinie tavo karalystė, te būna tavo valia. Te ateinie ir karalystė ateina. Karalystė tai ta nuostata, kuri jau yra to stebuklo viso esmė. Malonė ir gailestingumas tampa pagrindu, motyvu. Ir štai va čia ir yra. Supraskime, religija nuo pat pradžio, Adomas ir Ieva, ką jie buvo? Taip, jie buvo išvaryti iš Edeno, bet jie pradėjo veikti kaip? Jie prisidengė figų lapais, ar ne? Ir matote, tas prisidengimas ir yra glostimas savo ego. Kainas, kodėl nužudė Abelį? Gi viskas tvarko, nurkas, padarė kažkokį tai veiksmą, nepažvelgė, bet suprantate, tai neleidžia. Mano ego pažeistas, mano auka, o čia šita priimta, taip neturi būti. Suprantate, religija, jinai tuo ir veikia. Netgi žmogus gali eiti į bažnyčią, skaityti Bibliją, glostydamas savo ego. Gyva, aš atgailavau, aš atsiprašiau ir tai padariau. Bet čia visiškai kitaip. Bet būtent, kai tu pamatai Kristų, pamatai stebuklą, pamatai Kristų, kokiu būdu, kad Viešpatie, aš vargšas dvasia todėl, kad tu tai padarei, todėl, kad kryžius tai padarė. Ir viskas, tu matai, tu žaviesi, tu džiaugiesi. Tu eini į bendrystę. Įsivaizduokite, ta 666, kai meldiesi. Atrodo, mes visi taip darome, taip reikia daryti, ne, bet supraskite, jeigu tu taip iš tikrųjų atlieki 666, veiksmas šitas vyksta, tu įeini į Edeną atgal. Tu jau neišvarytas. Tu sugrįžti į Edeną. Tu įeini, kodėl? Nes Edene esmė ne tai, kad ten viskas buvo, nuostabu, uodai nekandžia, ne? Kaip bendrystė su Dievu. Štai kas Edenas yra. Bendrystė su Dievu tave keičia. Bendrystė su Dievu padaro kitokį. Tu nustoji glostyti savo ego. Kiekvienas iš mūsų glosto savo ego iš tikrųjų. Ne? Bet kokia esmė, koks skirtumas? Nustoji, kai esi Kristaus kūne. Kristaus kūnas būtent yra čia veikimas. Ten, kur yra skausmas, kančia, galbūt net ir gėda, kaltė, jis ateina. Ateina guodėjas. Kaip sakau, tu gimsti į Dievo karalystę, kaip mes skaitom, aš įtikėjau tada ir tada, bet vėl krentu, vėl ten kažkas, tai palaukit, jeigu tu įtikėjai, gimti iš naujo, Dievas tėvas paima tave ant rankų. Tu esi jo karalystė, yra tai didžiausias stebuklas, bet jeigu mes sakom, palauk, bet o ką aš valgysiu, ką vilkėsiu, vertybės. Kaip ir sakau, tai žmonėms, kurie buvo pamaitinti, tai buvo galingas didžiausias stebuklas ir net duona pamaitinta, bet žmonės šitą nematė. Jie matė tik tai materialumą. Bet dabar, kai jau viskas susijungi, tu įeini į bendrystę su Dievu. Bendrystė, ryšys su Dievu, tai didžiausias stebuklas. Ir čia jau yra kažkas tai nuostabaus. Žiūrėkime dar Jono Evangelijoje, 14 skyrius, 20 eilutė. Koks yra viso stebuklo esmė, kokia stebuklo esmė? Ta diena jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Žiūrėkime. Ta diena. Ir dabar dauguma, ne tik aš čia dabar, aš tai pats dariau. Ta diena, tai čia kada bus paėmimas ar po paėmimo, dar kažkada, tai mes suprantam, kad čia kalba apaštalai, sako, esu tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Matote, aš jumyse, tai reiškia Jėzus, matote, mes žinom, kad taip jis įsikūnijo Marijoje, Marija Betliejui, štai įvyko tas įsikūnijimas, žodis tapo kūnu, bet dabar stebuklas, kai tu priimi Kristų, priimi Evangeliją, kaip ir Paulius sako, ne aš gyvenu, tu gyveni. Bet tas ego, ego tai savo aš, nustoji glostyti jį. Nes tu matai, taip, mums būna visiems sunku, mums būna visiems ašaros, bet
Ateina jis. Kaip ir čia sako, žiūrėkite dar kartą. Suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje. Aš jumise. Ir kai mes taip puikiai žinom, kad mes norime būti išgelbėti, kaip neskelbiam Evangeliją, kad tik būtų išgelbėtas. Kur būsi po mirties. Ir taip, mes nedarbais išgelbėti, malonė. Bet dar kartą, kontekste, Efeziečiams 2, ar ne, kodėl esame išgelbėti? Pažiūrėkime, 8, nuo 8 iki 10. Jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų Dievo dovana. Atsimenam tą žmogų, karaliaus valdininką. Jam buvo rūpestis, jisai įeina į santykį su Dievu. Įeina su santykį su Dievo net trejybė, todėl kad tas veikimas, tikėjimas, jisai patikėjo 9 valandą, jisai buvo pagydytas. Pasveiko jo sūnus ir žodis toksai, tavo sūnus gyvas atėjo. Tikėjimas, suveikė tikėjimas. Bet dabar žiūrėkite, tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Ir 10 eilutė yra stebuklas šiandien, stebuklas rytoj. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Pirmas stebuklas. Akmeniniai indai su vandeniu, pripilti vandens, paverčia vynu. Matote, štai kame mes esame dabar, štai kas yra geras darbas. Taigi Jėzus padarė stebuklą, bet tame veikia tikinti žmonės. Reikėjo patikėti, paklusti. Gal kartais nesuprantam kaip, bet į ką mus Jėzus ir kviečia, jo kūrinys, tas žodis poema, kūrinys. Ir kviečia būti tame. Dalyvauti. Nuo pat pradžių, kas ir vyksta, pradžia 1.28, kad valdyti, mylėti, daugintis. Ir apie kokį čia dauginimąsi kalba? Taip, tai reiškia santykis su juo. Ir tas vaisius. Tavęs nebėra kaip to ego. Taip, bet tu esi tas žmogus Kristuje. Ir Kristuje, Kristaus kūne. Įsikūnimas Jėzus ir tai yra stebuklas. Ir žiūrėkite dabar, kai mes Evangelijose skaitom tas, kaip pabaigimas, Evangelija yra didysis pavedimas. Tiek Mato, tiek Luko Evangelijoje, Mato, ten darykite mokiniais. Bet ką tai reiškia ta mokinystė? Mokiniai, kaip mes pradžioje sakom, įtikėjo į jį. Bet kaip įtikėjo? Dabar jau, kaip sakau, pati pabaiga, didysis pavedimas Evangelijai. Ir pažiūrėkime, Luko Evangelija, 24 skyrius, kaip čia nuostabiai Lukas visame tame sako. Bet tokie kaip, kontekstą platesnį biškį, ne? Jėzus bendrauja kokiu būdu. Kai pamenate, jisai kepė žuvį, ar ne? Jie padavė jam 42 eilutę. 24 Luko Evangelija 42 eilutė. Jie padavė jam gabalą keptos žuvies ir korį medaus. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Mes skaitom kartais, bent jau aš skaičiu, taip istorinis įvykis, taip Jėzus taip darė, bet supraskite, kas tai buvo. Su jais buvo viešpats, valgė, bendravo. Ir žodžiai kokie buvo toliau. Paskui Jėzus jiems tarė. Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis, turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Tada jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Tai buvo, nežinau, kiek ten jie kalbėjo, gal valandą, bet įsivaizduokite, suprastų raštus, atvėrė jiems protą. Bet aš manau, kad tai visas mūsų gyvenimas. Jis atveria mums protą, kai mes bendraujame, kai mes turime tą santykį, kai mes esame šitoj sandoroje, tai įvyksta. Bet dabar žiūrėkite. Didysis pavedimas, sekant eilutė. Ir pasakė, parašyta, kad Kristus kentės 3 dieną prisikėlus iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmio atleidimas. Žiūrėkit, atgaila ir nuodėmio atleidimas.
Kas yra atgaila? Metanoja, ne? Pasikeitimas mąstymo. Bet žiūrėkite, dar mes Zacharijos skaitėme ne 1:3. Atsigręšite į viešpatį, Dievas atsigręš į jūs. Atsigręšite. Įeisite būtent į santykį, į Edeną. Edeno sodą. Gręžkitės į mane, aš gręšis į jūs. Tada, bet aš neturiu jėgų gręžtis. Taip, mes neturime, mes bejėgiai, bet kaip tas kūdikis, vaikas, jo rankose, jis šaukia, jis turi santykį. Kaip sūnus palaidūnas įeina į puotą. Ir matote, bet jeigu ta visas planas, stebuklas, kas yra stebuklas? Kristus. Kai jis rodė gailestingumą ir būtent malonę ir gailestingumą ir visi tie stebuklai, visi, ne, kur mes ir praėjusią sekmadienį skaitėm apie tą žmogų, kuris buvo pagydytas, kuris praregėjo, nematyt pradėjo. Tai yra nuoroda į tai, kad jis atneša išgydymą pasauliui. Pasauliui tai nereiškia, kad, gamtai kažkokie, ne, arba, bet reiškia ten žmogus, kur sugedęs, kur neturi ryšio su Dievu. Ir kai neturi ryšio su Dievu, jis turi kokį ryšį? Jisai kaltina save, kaltina kitus, gėda, baimė. Bet čia būtent gera žinia, atveria protą. Ir dabar jis sako, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautom bus skelbiama atgaila, nuodėmių atleidimas. Neliks kaltės, santykiuose bus išgydymas, ne va tas išgydymas, demonų išvarymas ir taip toliau. Jis sako, jūs esate šių dalykų liudytojai. 12 apaštalų, 11, paskui 12, Paulius ir taip toliau. Bet jie buvo liudytojai, kuria prasme? Jie patyrė tai, jie paragavo, koks yra viešpats. Štai kodėl Evangelija, ir sakau, atneša išgydymą pasauliui. Ir žiūrėkite dar nuostabesnis, ne tai, kad nuostabesnis, bet kaip kodėl Jono Evangelijose tie stebuklai, Jonas užrašė tam tikrą tvarką. Ne? Paskutiniai stebuklai. 20 skyrius Jono Evangelijoje jau prisikėlimas. Ir čia panašiai kaip ir Luko Evangelijoje arba Mato Evangelijoje 28 skyriuje, tas didysis pavedimas, bet šiek tiek kitokia forma. Kodėl? O tai yra todėl, kad mes suprastume Dievo trejybę. Pažiūrėkime 20 skyrius 19 eilutė. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurė ir tarė ramybę jums. Mes šią mintinai mokam, bet supraskime, dar kartą pamatykime tą stebuklą. Kodėl jie durys užsirakino? Kodėl mes užsirakinam duris? Dėl baimės, ne? Bet žiūrėkite, tai normalu, viskas tvarkoja. Baimė yra, kad būtų saugu. Bet aišku, čia buvo labai daug visko pas juos. Jie buvo su Jėzumi ir, išskyrus gal į patį Joną, ar ne, ir tos moteris nepabėgo. Mes nežinom, to pabėgimo, išdavimo, bet vis tiek. Jie užsidarė, nes jie žinojo, įsivaizduokit, Jėzų nukryžiavo, žydų valdžia liepė tai padaryti, aišku, romėnų rankomis. Kas jų laukia? Tas pats. Ateis tas pats. Baimė jūs valdė. Kaltė, nes jie buvo, kaip Petras ir kiti mokiniai, jie pabėgo, nors sakė, mes neišsiginsime. Gėda. Ir dabar žiūrėkime į santykius į vienas į kitą. Žmonės. Net kol kas ne Dievą, pažiūrėkime į žmonės. Koks santykis, kai nėra kaltės, gėdos ir baimės? Fainas, bet dažniausiai taip nebūna. Kodėl? Nes vis tiek kažkur tai viduj, o gal aš nevertas bendrauti. Arba aš žiūriu į tą per prastas man tą žmogus ir taip toliau. Ir visur va čia taip susikaustimas. Ir yra tam tikros durys užrakinamos spynos su kitais žmonėmis. Bet Jėzus jas atrakina. Joms spynos neegzistuoja. Jis įstojo vidurėje ir tarė ramybę jums. Jūs išdavėt, jūs bijot, jūs kaltinat, ramybė jums. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Pas mus būna tokios situacijos, kai mes pakliūnam į gėdą, kaltę, baimę. Kartais taip sunku būna, bet Jėzus ateina šitą vietą.
ateina į šitą vietą. Matote, aišku, tas pilnas paveikslas, kaip aš sakau, tai tas patyrimas, tas eiti į Mato 6:6, ne tai, kad dabar mes turim užsidaryti, ne, bet čia rodo kaip tik atsiverimas įeiti į Edeną, būti Kristaus kūno dalimi, būti jo kojomis ir rankomis. Tik tada, kada aš turiu šitą žodį, kad jis nekaltina. Jis atvirkščiai, jis įeina būtent į tą santykį, kad aš pamatau, kada įvyksta ta tikra atgaila. Atgaila tai reiškia, taip, aš atsigrėžiu, jis viską padarė, jis parodė, ką Evangelijose. Jis yra geras. Ir čia jau dabar šito mes, kaip patys taip kursuose neišmoksime. Bet jo gailestingumas ir malonė. Ir dabar žiūrėkite, ką jisai daro toliau Jėzus. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, mokiniai išvydę viešpatį nudžiugo. Jie nudžiugo. Kaltė, gėda pasitraukė, nes negali žmogus džiaugtis, kai yra kaltė ir gėda. Ne, nes mes primena vienas kitam ar dar kažkaip, tai ne, šito jau nėra. Ir žiūrėkite, Jėzus vėl tarė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, priimkite šventąją dvasią. Mes tai jau mokam mintinai, viskas tvarkoja, bet čia žiūrėkite, čia yra didžiausias stebuklas. Čia yra visa ko esmė Biblijos Dievo žodžio, nes Dievo žodis, Biblija kalba apie Kristų, apie jo įsikūnymą, apie Kristų. Ir čia tas pats vyksta mumyse, kai mes priimam trejybę. Tai reiškia, turime santykį, įeinam į šitą nuostabią bendrystę. Bet supraskit, va tie mokiniai ir visa kita, tai tokia nuostabi, tai yra stebuklas. Tai yra stebuklas gimti iš naujo, gimti iš dvasios. Bet čia mes matom tame pavedime. Žiūrėkite, kodėl pavedimas, nes sekant eilutę parašyta, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Bet supraskit, mes negalime išimti iš konteksto šito eilučio, ne? Kodėl? Todėl, kad priimkite šventąją dvasią. Štai tu eini į santykį su Dievo Tėvu, Sūnum šventąja dvasia. Ir tu jau atleidai. Ir atleidimas. Ir jos atleistos. Matote, Dievas neveršia tavęs. Dabar tu privalai atsiprašyti. Taip, tu jau mokaisi atsiprašyti. Todėl, kad tai Dievas paragina tavo širdį, jis pakeitė tavo širdį. Ir kaip mes skaitom Korintiečiam 1:21, kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo, išmintimi. Tai matote, pasaulis bando tą išmintis, kaip ir sakau, bejausmis robotas. Žinau, tikiu. Bet čia jau yra santykis. Po maldos 6:6 Mato Evangelijoje, po to kambarėlio, viskas keičiasi. Jeigu tau tai nėra stebuklas melstis, aš nežinau, kaip pamatysi stebuklą. Bet jeigu tu matai šitą stebuklą, taip, tu užsirakini, kodėl tas Mato 6. Ateina kaltė, ateina baimė, ateina gal gėda, taip, praeitis, taip, ten kažkas tai. Bet ateini ir Jėzus sako ramybė tau. Dievas Tėvas sako ramybė tau, aš myliu tave. Šventoji dvasia tave paguodžia. Ir ta patirtis tai yra, žodžiais neišsakysi. Taip, tai įeini į Edeną. Kaip šį trečiadienį, kaip pasakiau, ten, turbūt Lietuvoje pačios sunkiausios pagal raidę nusikaltėlės, ne? Turim bendravimą. Aš nieko beveik nešneku, jos kalba. Skausmas ir Kristus. Skausmas, Kristus. Ir man taip viduj, toks šauksmas viduj, kaip ir Petras sako, pasistatykime palapinės ir būkime čia. Būkime su trejybė, ne? Būkime čia, nesinori išėti, taip tas vaikiškas Petro šauksmas, bet tai buvo nuoširdu. Tame atsimainimo kalne, kodėl? Nes ten atsimainimo kalnas, ten šlovė pasireiškia. Koks stebuklo tikslas? Kaip mes čia skaitėme. Ir pas pirmas stebuklas, kad pasireikštų šlovė. Kaip ir išgydymas tas. Pasireiškia išgydymas. Jėzus ir atėjo, kad tie stebuklai būtent apsireikštų Dievas Tėvas. Taip, jo šlovė.
Ir mes esame kviečiami dabar dalyvauti šiame stebukle. Stebuklas įvyko su manim, stebuklas tęsiasi. Štai kaip tęsiasi, todėl kad Kristaus kūnas turi rankas ir kojas. Ir va dabar mes ir esame, kai mes susirenkame. Taip, mes išeiname iš savo kambarėlio, ateiname bendrystėj pastoviai, tu negali nebūti, nes tai yra stebuklas. Dalinė laužai duoną, pamenat Evangelijose? Laužė duoną ir duona daugėjo, atleidimas daugėjo, pasirodo gailestingumas. Ir tai yra taip nuostabu. Ir dabar žiūrėkite dar Jono 4 skyrius, kai mes matom tą didžiulį stebuklą, ne, nu, kaip sakau, antras, ne, 50 eilutė, ne, kur sako, Jėzus jam tarė, eik, tavo sūnus gyvas, žmogus patikėjo, Jėzus jam pasakytų žodžiu ir išėjo. Pareinant jį pasitiko tarnai, pranešė, tavo vaikas gyvas. Dabar žiūrėkite, čia aišku, čia, tėvui tai yra viskas. Sakau, aš kažkiek tai to patyriau, ne, kaip, fiziškai. Bet dabar, jeigu dvasiškai, žiūrėkite, mums Jėzus pasako žodį, mes turime atsaką. Jis parodė mums meilę, mes mylime jį. Ir dabar žiūrėkite, 53 eilutė, taip tėvas patyrė, kad tai buvo ta valanda, kada Jėzus jam pasakė, tavo sūnus gyvas, įtikėjo pats bei visi jo namai. Mes patiriame Dievą vienumoje, mes patiriam Dievą ir kažkaip bendraudami, skelbdami Evangeliją, liudydami, bet suprantat, tai jau tas stebuklas kaip ir su antram skyriui, jo tikslas koksai, kad parodyti šlovę, kad būtų apreikšta šlovė. 2.11. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kaną, taip jis parodė savo šlovę, mokiniai įtikėjo jį. Žiūrėkite, apibendrinimas. Mes esame poema, sukurti geriems darbams Kristuje Jėzuje. Dabar yra vanduo, verčiamas vynu. Štai tu tame dalyvauji. Dievas gali padaryti, ne, jisai jėga, jisai yra Dievas. Bet jisai, mes matote, karalystės principai. Tai yra tie nuostabūs principai. Ir dabar žiūrėkite, kai mes skaitome 2, 3, 4 skyrių, aš paminėjau tik tais, tokius stebuklus jau kaip vadinamasi stebukluose, ne? Bet atsiminkime tą moterį, 4 Jono Evangelijos skyriui, kai Jėzus su ją kalba. Čia neparašyta, kad stebuklas, bet Jėzus pasakė jos visą praeitį, jos situaciją. Tai stebuklas? Tai aišku, jai stebuklas buvo. Bet žiūrėkite, tame pokalbyje, Jono Evangelija 4 skyrius 13 eilutė, Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančiai į amžiną gyvenimą. Taip mes žinom, mes turime tą vandenį, tai yra stebuklas. Pakeista širdis, Dievas dalyvauja. Dievas trejybė. Matote, mirtis ant kryžiaus, kai mes žvelgiam į Kristų, kaip jisai pamilo, pamatome, matote, taip asmeniškai pamatau gailestingumas, malonė man, atsigręžimas į jį. Ir tada tu pamatai, žiūrėkite toliau, 7 skyrius, 37 eilutė, Jono Evangelija. Paskutinę didžiąją savaitės dieną, šventės dieną, Jėzus stovėjo ir šaukė. Jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir te geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvo vandens upės. Jis kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti įtikėjusi, mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Dabar pažiūrėkite, kaip Jono Evangelijoje viskas nuostabiai dera, ne? Kaip mes matome, kokia yra stebuklo esmė. Išgydymas. Ir dabar, suprantat, tas pasaulis, tai reiškia, aš vėlgi sakau, pasaulis, kosmosas, tai ne ežerai ir miškai. Tai yra žmonės, kurie neturi Dievo. Taip. Jiems reikalinga šita terapija. Išgydymas. Šitas pamatymas šitą. Ir jie mato liudytoje, tai reiškia tave. Pakeista, atsigręžusi į Dievą, kuris yra Edene.
Ir dabar klausimas, tai ar atrakintos duris ar ne? Matote, taip, jau mes gal ir turim tų dar spinų kažkokių, bet čia jau dabar Dievas atrakina, jis įeina ir jisai duoda tai, kad mes galėtume tas gyvasis vanduo tekėti. Tai yra taip nuostabu. Ir žiūrėkime, sugrįžkime dar į 20 skyrių Jono Evangelijos, kai čia visas tas įvykis įvyko, ne? Kai jie gavo šventąją dvasią. Ir mes gavome šventąją dvasią. O su kuo tai susiję? Su pačia pradžia. Dievas įkvėpė į žmogų. Jis tapo gyva siela. O dabar dvasia jis Edene. Taip? Ir 30 ir 31 eilutė šitos skyriaus. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė daug kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, o šitie yra surašyti, kad tikėtume, jog Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir kad tikėtume, turėtume gyvenę per jo vardą. Ką reiškia gyvenimas per jo vardą? Neįsiu į pragarą, po mirties būsiu danguje. Ne apie tai. Čia sako, pamenat, 14:20. Aš esu tėvė, tėvas manyje. Tai yra ta trejybė. Tai išgydyta, būtent, kad tau jau nereikia, teisintis. Tu jau kaltė, baimė pasitrauki. Gėda. Nėra jokio pasmerkimo, nes nuodėmės mirties įstatymas ir buvo tas išvarimas iš Edeno. Ir jie turėjo kažkaip gyventi per įstatymą. Bet dabar tu įeini per Kristų į Edeną. Į nuostabų santykį. Ir tai, ką mes turime Jono Evangelijoje, ne pabaiga, 22 skyrius. Paskaitykime, bet čia išvis kažkas tai nuostabaus. Pažiūrėkime. Pirmą eilutę, 22 skyrius apreiškimas. Jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę. Dabar žiūrėkite, iš kur tu gyvasis vanduo teka? Jono 4 skyriui, 7, mes matome iš tikinčio žmogaus pakeistos širdies. Toliau. Tveskančia tarsi krištolas, ištekančia nuo Dievo avinėlio sosto. Viduryje miesto gatvės, vienoje ir kitoje upės pusėje augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tautoms gydyti. Įsivaizduokite, iš kiekvieno iš mūsų mes patiriam stebuklą. Taip, stebuklas. Koks stebuklas? Tu esi tame jau, taip? Ir Kristaus kūne iš kiekvieno iš mūsų teka vanduo. Bet kam tas vanduo? Pažiūrėkite, įdomi, ne? Gyvenimo medis augo. Iš kur jisai ėmė gyvybę? Taip keistai, kaip palautai iš vandens. Medis kur auga? Čia praeitą savaitę ten su kaimynu, kur išsikasi tvenkinį mažai vandens, bet sako, ten medžiai augo, ten turi būti vanduo. Matote, tam tikras dėsnis. Turi šaknis pasiekti vandenį. Ir dabar Kristus, jo šlovė pasaulyje pasireiškia Kristaus kūne per tikinčiuosius. Ir tai yra taip nuostabu. Ir trečia, tai nebebus daugiau jokio prakeikimo, mieste stovės Dievo avinėlio sostas, jo tarnai tarnaus jam. Tarnai tarnauja. Mūsų tarnystė yra tas sutaikinimas. Taip, mes taikdariai, bet tas sutaikinimas, tai kuria prasme, su Dievu atėjo. Kada, taip, man ir kartais ir šiame, mes kaip ir mokykla tam tikra, ne? Kokia mokykla? Kad tas stebuklas, kai aš žvelgiu Kristų, kai net aš esu kažkokioj, tai gal padėtyje sunkioj, gėda, baimė, kaltė, ateina Jėzus. Jis negali neteiti. Jis jau tai padarė. Jis ateina ir tada jau tu nebelieki gėdoj, kaltėjai, baimiai, bet tu liudiji Kristų. Neši Evangeliją, dalyvauji šitoje evangelizacijoje. Kokioje evangelizacijoje? Santykis su Dievu. Ir jau tu rūpi kitas žmogus. Kodėl? Nes gailestingumas, malonė, tu nori rodyti. Ir štai tam žmogui pasaulyje, kuris yra ištroškęs, pavargęs, jam gali ateiti stebuklas, kaip ir mums kažkada atėjo. Tai yra nuostaba. Matote, žodis stebuklas, stebiuosi. Kuo aš stebiuosi? Koks yra jisai nuostabus. Kai mes skaitome Apreiškimo knygą 22, taip. Ir dabar mūsų tikslas, kaip sakau, mes asmeniškai turime
Oi, tai prašau, tai atidaryk duris, Rimas neatėjo, nors neuždarytos duris. Rimas atėjo, Rimas buvo atėjęs ir išėjo. Nesvarbu. Jo, bet žiūrėkite, mūsų tikslas. 16 eilutė. 22:16. Aš Jėzus pasiunčiu savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovydo šaknis ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia. Kas dvasia ir sužadėtinė? Mes kartais norim bet čia yra viena. Neatskiriama jau. Dvasia ir sužadėtinė tai yra viena, tai yra mes, Kristaus kūnas. Ir tai sako, ateik, kas girdite atsiliepia, ateik, kas trokšta, te ateina ir kas norite įsisėmė dovanai gyvenimo vandens. Štai, Jėzus pakvietė mus, jis išgydė mus, o dabar mes kviečiami į išgydymą kitus. Išgydymą, išvarymą demonų ir taip toliau. Tai yra pamaitinimą, nes maitinamės, mes valgome, laužome duoną. Tai taip nuostabu. Ir jau nėra užrakintų durų.